pirma, mes turėtumėme atkreipti dėmesį į pačią draudimo sutarties esmę. Prieš tai norėčiau supažindinti su sąvokomis. Tai draudimo bendrovė yra vadinama draudiku, na, o klientas, kuris kreipiasi į draudimo bendrovę, yra draudėjas. Iš draudimo sutarties prigimties mes puikiai suprantame, kad kiekvieno draudėjo tikslas yra gauti kiek įmanoma platesnę draudimo apsaugą už kiek įmanoma mažesnę sumą. Tačiau čia norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad būtent kiekvienas draudikas turi savo draudimo taisyklės, kuriomis vadovaujasi sudarant draudimo sutartis. Tose draudimo taisyklėse yra labai aiškiai nurodyta, kokia yra draudimo apsauga. Tai yra draudimo objektas, draudžiamieji įvykiai ir nedraudžiamieji įvykiai. Ir būtent šie trys aspektai leidžia kiekvienam draudėjui susipažinti su draudimo taisyklėse esama draudimo apsauga ir jos ribomis. Tai mano patarimas būtų toks. Visų pirma, tinkamai perskaityti visus draudimo sutarties dokumentus, įskaitant draudimo taisyklės. Susipažinti su taisyklėse nurodyta draudimo apsauga, kurią apibrėžia draudimo objektas, draudžiamieji įvykiai ir nedraudžiamieji įvykiai. Ir išsirinkti ne patį pigiausią draudimo pasiūlymą, o pasirinkti tokį draudimo pasiūlymą, kuris reikštų pačią plačiausią draudimo apsaugą ir numatytų mažiausiai išimčių, leidžiančių draudikui nemokėti draudimo išmokos. Tai viena svarbiausių draudimo teisiniuose santykiuose numatytų draudėjų apsaugų yra draudiko teikiama informacija. Įstatymas įpareigoja draudiką teikti aiškią, konkrečią, neklaidinančią, nedviprasmišką informaciją apie jo siūlomą draudimo produktą. Čia reikėtų atkreipti dėmesį, kad nedraudžiamieji įvykiai yra esminė draudimo sutarties sąlyga. Todėl nedraudžiamieji įvykiai turi būti ypač aiškiai, neklaidinančiai ir nedviprasmiškai aprašyti draudimo taisyklėse. Šios draudiko pareigos susijusios su informacijos pateikimu leidžia kiekvienam draudėjui priimti tinkamą sprendimą dėl draudimo sutarties sudarimo arba nesudarimo. Pirma, reikia žinoti, kad jei draudikas ir draudėjas nesutarė dėl atitinkamos draudimo sutarties sąlygos prasmės, tai ši draudimo sąlyga turi būti aiškinama per objektyvųjį sutarties aiškinimo metodą. Kitaip tariant, šiai sąlygai turi būti suteikiama tokia prasmė, kokia būtų suteikęs vidutiniškai protingas asmuo. Antra, reikia žinoti, kad draudimo sutartys turi tiek standartinės sąlygas, tiek individualiai aptartas sąlygas. Ir jeigu šios sąlygos viena kitai prieštarauja, tai pirmumas ir prioritetas yra taikomas individualiai aptartai sąlygai. Trečia, bene svarbiausia taisyklė. Jeigu sąlyga dėl nedraudžiamojo įvykio yra abejotina, tai tokioje situacijoje ši sąlyga turi būti aiškinama prie draudimo sutarties prisijungusios šalies naudai. Kaip žinome, prie draudimo sutarties prisijungia draudimo bendrovių klientai, tai yra draudėjai. Todėl, kai nedraudžiamai įvykį numatanti sąlyga yra abejotina, ji turi būti aiškinama draudimo bendrovės klientų naudai. Taigi, apibendrinant tai, kas buvo pasakyta, reikia išskirti šios aspektus. Pirma, būtinai turite perskaityti visas draudimo sąlygas, įskaitant ir draudimo taisyklėse nurodytą draudimo objektą, draudžiamuosius ir nedraudžiamuosius atvejus. Antra, turėtumėte pasirinkti ne patį pigiausią draudimo pasiūlymą, bet tą, kuris apima plačiausią draudimo apsaugą. Trečia, turite žinoti, jog draudimo bendrovės pateikiamos draudimo taisyklės turi būti aiškios, konkrečios, nedviprasmiškos, jos negali klaidinti. Ketvirta, jeigu kilo ginčas su draudimo bendrove dėl to, kad jie neišmoka draudimo išmokos ir sąlyga, kurią jie remiasi, yra abejotina, neaiški, kvestionuotina, tokioje situacijoje jūs galite ginti savo teisę į draudimo išmoką, nes dažniausiai tokia draudimo sąlyga bus aiškinama draudimo bendrovės klientų naudai.